Dėkui Jums už tai, kad paspaudėt ten prenumeruoti, subscribe, pasiekti ir, žodžiu, dėkui Jums už tus mygtukus. Dėkui Jums, kad Jūs žiūrat, kad Jūs pasiklausot. Noriu pasakyti, kad aš nieką nenoriu mokyti, aš noriu tik pasidalinti, o kas norės pasiims ir nuspręs, ar jis nori pasimokyti ar ne. Tai va. O kol kas kelu turinį labai neprofesionalų, blogiau negu neprofesionalų turbūt. Bet jis ir tikras. Ir dabar aš už Jūs, už save ir aplamą už to gyvenimą tokį gerą, nes esam gyvi, išgersiam. Kur padėjo? Palama. Čia ir sujunginėt. Bet kaip ir sakiau, 5 minutės atsar reikia šnekėti. Bet kaip ir sakiau, turinys čia ir tikrus. Nes dabar irgi va, galvoju, atsidarysiam to nealkoholinį šampaną simbolišką. Nu kur jums yra, Robert? Nu kur mes anu padėjom? Ai šitą. Va, nealkoholinį šampaną, katras ir, žodžiu, tiesiog limoną atsidėt, įpilt į šampaną butelkį, kainuoja, kiek čia smokėjom už, 4 eurus, nu bet va, mokam už grožį. Ir nuvažiavom prie naftos, nu ten į daug lempučių, ten į tą gamyklą, kas gyvena tuo Lietuvos pusė tikrai žinot. Bet, žodžiu, atvažiavo apsaugai, sak, čia negalima stovėti. Nu, negalima, ir išvažiavom. Bet grina, ką filmavau tų video dabar, kur prieš tai, žodžiu. Tai va, važiuojam numiai ir reik filmuoti viskų kely. Tai va, viskas ir gera, taip turbūt negal stovėti nas. Tai va, žinokit, jūs, kas negaiškit negaiškit labai daug kilometrų, nevažiuokit vien dėl to, kad ten kažkur pamatyti, pravažiuokit, jei kada važiuojat, iš tikrųjų gražią naktį atrodo, nu, daug lempučių, taip toliau. Kas esat buvę tikrai, manau, pritartumėt man. Tai va, važiuojam numiai, tai kaip norėjau Jums padėkoti už tai, kad paspaudotų prenumeruot mygtuk, paveizat, paspaudat patinka, pakomentuojat, kas nors maniai padedat, pasakot, kuo geriau daryti. Sakau, dabar turinys, aš labai suprantu, labai neprofesionalas. Kaip kai turinys neprofesionalas, dabar išviesums ir dar blogesnis negu, ta prasme, galbūt, nes viskas įdaroma grina bikap ir bet kada išėjom, kada kap, bet čia nepasiteisinęs, bet tiesiog dabar taip ir kap ir. Kas dabar žiūra, turinį aš labai esu dėkingas Jums. Tai va, to pačiu tą progą, kad va, laukit. Paskiau sakysit, Almas, čia kažkoks pijoks, kur turinį. Norėjau Jums pasakyti, kad va, žmonės bent jau daug dėjų nepardau savo dušas už kažkokių tokių lažybų, nereklamaus. Nu, nereklamaus, nesąmonį nereklamaus tas, kas tikrai žmonėms kenkia. Tai tikiuosi, tas kas nors nuskrin rekordinkė tų video, jei kada nors atsitik gyvenim taip, kad man gal pinigą apakintų akis, nupirktų man dušę ir aš pradėčiau visokius lažybų reikalus reklamuoti, sakykime, kokius nors alkoholius ir taip toliau. Aš tikrai nereklamaus, nėra gerą dalyką, būkim bėdni, bet būkim teisingi. Va būtent tai žodė ir yra. Būkim bėdni, bet būkim teisingi. Kas, kad aš iš to gaus ten kelius šimtus, o gal kažkam išsivystys ta tokia priklausomybė ir vaks, o gal netgi anūks, visą kaip sakant, jau ta, nes kudė daug žmonių nugyven gyvenim kapanų tėvą, nes tiesiog animat pavyzdį, tai tada įsivaizduok, jei aš tokius dalykus
ane, propaguoju, kad va lažybas, reklamuoju, sakykime, žmogus viens gal mums pradės lošti per mane, mums įgaus to priklausomybę, gal, žinai, per laiką. Tada automatiškai gal yra nuvaks, matys tik pavyzdį ir mums gal loš. Ir tada gal į to vaks, tu padara žalos ne tik tam žmogui, bet ir į labai didelį žalą. Ir nereik. Geriau, būkim biedni, bet būkim teisingi. Tai va. Tai ir norėjau tą progą jums ir padėkoti ir pasakyti, kad daug dėjai nepradės daryti kažkokių nesąmonių. Nu, tokių nesąmonių, kokių tik apšnekėjau. Ir ačiū jums, kad pažiūrot, ačiū, kad pakomentuojat. Ir dar turime nufilmuoti, jau baigas telefoną atmins, tai reikia greit sukti. Robertas sako, tik tas neišmuš man longą mašinų. Tai aš tad sakau, nebijok. Viskas ir gera. Longs, tai čia ne problem, viskas ir pakeičiam, ką panį sako. Problemas ir ne problemas, jei tu ans gali išspręsti pinigas. Problemas ir toks, kur tu negali išspręsti pinigas. Taip, tai mes gal sakyti neturim problemų. Tai ku. Ačiū jums. Ir iki kitų kartų. Nu, sveikat. Tikrus turinys. Į kapir, kokie esam tokiai. Važiuojam.